pusė dienos kelionė, bet pagaliau atkeliavau į savo naująją vietą. Čia liksiu 2 naktis. Nu, kambarys taip paprastas tiesiog. Bent jau 2 lovą turėsiu. Čia išėjus turėsiu terasą. Šuniuką turiu įskaičiuotą. Žinoma, turiu kavytės ir vandenuko. Ir tualetas. O, driežiukas. Nu, driežiukas, tai driežiukas, svarbu variukų nebūtų. Gyvensiu visiškai kaimo vietoviai ir vėl, nes man kaime labai gera ir labai ramu. Tai čia turim ryžių laukus. Čia aš dar turiu gėlyną pas save duše. Čia labai įdomiai taip gaunasi, reikia labai ten eiti ratais, kvadratais per ryžių laukus, kad ateiti iki restoraną ir iki kito baseino. Bet pažiūrėkit, koks fainas tas kitas baseinas. Taip pat čia yra jogos kambarėlis toksai. Ir vaizdas pro jogos kambarėlį tiesiog nuostabus. Pasižiūrėkite. Tokiais mažais pakeliais nusipirkti vairiausių kondicionierių ir šampūnų. Spėkit, kur atvažiavau. Nu, dabar biški gal kokybinė kažką bus, dėl to, kad telefoną ant plasmasuko pasikabinau, kad neperšlaptų. Štai taip šiandien atrodau aš. Ir esu pasiruošusi nertis į didelį nuotykį, į sraunę upę. O šiaip tai kaina vienam žmogui varyti su raftingu, tai kainuoja 5 eurus su kapeikom. Dabar mašina veža iki pradžios taško. Ready? Yeah. Žodžiu, atvariau sušių ir 2 rinkiniai sušių, bulvytės ir gėrimas man kainavo 3,75 €. Ašgi saldžiarūrė esu, tai kaip aš neužsuksiu į bandėlių ir visokių spurgyčių parduotuvę. Ir kai čia dar taip viskas pigu. Nu, pavyzdžiui, vieną spurgytę kainuoja 60 centų. Pragiukai iš vis labai pigiai. Keksiukas nėra kainos. Labai geras spurgas. Gerai, galbūt aš antrą kartą dienoj valgau sušis, bet labai skanu. Ir šį kartą už 2 suši rinkinukus ir už mysos sriubytę sumokėjau 3 eurus. Kaime faina, kaime smagu, bet kai reikia susirasti taksiorą, tai yra kažkokia neįmanoma misija. Tai iš hotelio mane atvežė vietinis taksiukas į labiau miestelio centrą, kad galbūt čia man bus lengviau susirasti taksiorą. Bet 20 minučių jau bandau ir nieko negaliu atrasti. Tai nežinau, kaip aš nusigausiu iki savo sekančio miesto, bet kažkaip. Taigi atkeliavau į savo naują hostelį. Tai atrodo mano lova.
Ir turime džimą. Nu, labai gražus toksai. Tik tai tiek, kad pagrinde boksuotis, o ne svoris kilnoti. Bet yra va ir svoris. Tai žodžiu, atkeliavau į Čiangų miestą. Ir šitas miestas yra sakoma, kad yra jaunimo miestas. Tai patikrinsiu, nes dabar čia planuoju kaip ir pabūti savaitę laiko. Tai čia, sako, labai daug klubų, barų ir taip toliau. Šitas nedomina manęs. Tai kol kas hostelis tai labai patinka. Už jį labai nedaug mokėjau. Už 4 naktis kol kas sumokėjau 36 eurus, man atrodo. Tai labai tikrai gera kaina, viskas švaru, gražu, gan nauja. Šiaip šitam mieste man toksai kontrastas gaunasi, nes praeitas 2 naktis praleidau visiškam kaimo gilumoj, o dabar dideliam, judriam, pilnam judesio, pilnam žmonių, pilnam trafiko mieste. Bet nežinau, manau, kad man patiks. Tik tiek, kad labai karšta šiandien. Nu, čia šitą miestelį labai daug visokių suvenyrų, visokių shoppingų ir taip toliau. Hello, darling, discount code for you. Discount for you only. Only for you discount today. Good price. Žodžiu, čia kol atsiginsi tų visų prekeivių ir jų tų discountų, tai šakės. Šiaip ką galiu pasakyti, iš vietinių maistų šitas nasi goreng ir mi goreng man tikriausiai niekad gyvenime neatsibos, nes čia taip skanu. Aš nežinau, ko jie čia prideda. Žodžiu, šiaip čia yra vištiena, daržovės, kepti ryžiai, kiaušinis, krabų čipsiukai ir žiauriai skanu. Aš tiesiog galiu kiekvieną dieną valgyti ir man vis tiek taip pat skanu. Buvau savo koko parduotuviai, gavau arbūzo ir dabar keliauju į paplūdimį stebėti saulėlydžio. Ką galiu pasakyti, kad nežinau kodėl, bet būtent Čiangų vanduo yra pats šilčiausias. Tausme grinai kaip arbatytė. Jeigu norėčiau dabar atsivesinti, tai vanduo manęs visiškai negelbėtų. Labas rytas. Labai gerai išsimiegojau. Hostelio lovos žiauriai patogios. Ir temperatūra ideali. Nei per karšta, nei per šalta. Ir dabar aš keliauju valgyti instagraminių pusryčių. Ir štai atėjo mano instagraminiai pusryčiai. Nu, atrodo tai labai skaniai. Ir jeigu įdomu, kiek sumokėjau už tokius instagraminius fancy pusryčius, tai žodžiu, už avokado benediktą, už smoothie bowl ir sultis sumokėjau 10,50 €. Ir čia buvo tokia mandresnė vieta. Šiaip, man atrodo, galima va tokius instagraminius biškį dar ir pigiau pavalgyti. Bet aš manau, kad už tikrai labai sočius ir labai skanius pusryčius, tai 10 € tikrai nėra daug. Atėjo man laikas plaut galvą ir šį kartą jau plausiu galvą su vandenį iš butelių, dėl to, kad vanduo čia žiauriai prastas ir mano plaukai žiauriai sausina krano vandens. Tai man kažkas patarė plauti su vandenį iš butelio. Šiandien maudysiuos kažkokios arklydės. Jo. Tai ką, šiandien diena tokia labai rami. Tai realiai visą dieną praleidau prie baseino, pasideginau ir biškį pasnaudžiau. Tai vakar valgiau nasi goreng, ten buvo su ryžiais, o čia yra realiai praktiškai tas pats, tik tai su makaronais ir vadinasi mi goreng. Nu ką, einu skalbt rūbų ir ką pastebėjau, kad kaip tik aš einu skalbt rūbų, taip tik aš su šita suknelė. Bet aš ją įsidėjau ir nežinau, man jinai nėra, kad labai patiktų.
Ir aš ją buvau užsidėjus 3 kartus gal 4. Šitą suknėlę galim vadinti rūbų plovimo suknėlę. Šiaip tai ką galiu pasakyti, kad noriu aš kažko saldžiai, noriu kažko nesveikai, noriu kažko riebiai, noriu kažko tokio, kas mano figūrai nepadėkotų. Tai žodžiu, dabar varau priduot rūbus ir tada ieškot kažkokios vietos, kur kažką nesveikai, saldžiai pavalgyti. Šiaip mačiau, čia netoli manęs yra kažkokia sausaininė. Tai gal sieksiu aš ją. Ta prasme, kokio gražumo sausainiai. Ir jie jau atrodo taip seksualiai, taip skaniai. Tai va dabar laukiu savo darbačios ir už 3 sausainis, vienas su kažkokiu baltu krėmu vidui, kitas šokoladas ir dar kažkas, o kitas riešutų sviestas, tai žodžiu už 3 sausainis ir už mačą sumokėjau 6 eurus. Bet labai skanus, aš taip noriu, aš nežinau, aš visą dieną svajoju apie kažką tokio saldaus. Ir va dabar grinai šitie sausainiai yra va grinai tas viduriukas, kurio aš norėjau. Ir šiaip ką galiu pasakyti, kad šitas miestas, kuriame dabar esu, Čiangu, iš visų miestų, kuriuose buvau, šita mieste yra daugiausiai patraukliausių vietų valgyt ir visokių skaniausių dalykų. Atrodo, per visą tą laiką, kol būsiu čionai, aš išragausiu tiek visokių skanių dalykų. Ir priaugsiu kokius saldžius 3 kilogramus. Bet aš nebijau, nes aš ir taip graži ir man tie kilogramai nepamaišys, nes aš čia galiu labai greitai išsportuoti, viskas bus gerai. Jūs pasižiūrėkit, kaip atrodo skaniai. Bet tikrai verta 6 eurų. Žiūrėk, gerą mačą. Tai ką, pradedam. Pradedam nuo šito šokoladuko. Mano širdis tiesiog verkia iš laimės. Žiūrėjau, išganu. Bet čia jų labai daug bus. Tai aš tik biškiuką paragausiu ir tikrai visą nesuvalgysiu. Tai aš esu po biškiuką. Aš tikrai nesuvalgysiu visų. Negi aš apžiūrau. Ne. Nežinau, kas čia viduje yra. Nes biškiu nelabai supratau, ką jis man sakė, tos pardavėjas. Bet žiūri gerai. Nu ir tada ragaujam šitą riešutų sviestą. Man šiaip žiauriai patinka riešutų sviestas. Labai mėgstu riešutų sviestą. Ir šitas sausainis. Šitas žiauriai geras. Kartą atsikandau to storulio. Ir jo viduje yra baltas šokoladas ir kažkas, kas žiauriai primena imbierinius sausainius tuos kalėdinius. Ką galiu drąsiai pasakyti, kad jaučiu šitie sausainiai yra mano patys skaniausi gyvenime valgyti sausainiai. Suvalgiau aš vis dėlto visus tuos 3 sausainius. Žiauriai skanu buvo. Nu bet, Ugnė, taigi tu mergina, tu turi prisižiūrėti savo figūrą, valgyti salotas ir vaisius ir daržovės ir nevalgyti jokių cukrų. Ką? Ne. Aš valgysiu sausainius ir man nieks nieko nepasakys, nes čia yra pats skaniausias maistas. Žodžiu, šitą vietą vadinasi Deng Cookies and Space, tai jeigu kažkas būsit Čiangu ir norėsit paragauti geriausių pasaulyje sausainių, tai užsukit čionai. Ir čia nėra reklama, čia yra nuoširdži rekomendacija. Deja, nieks man už tai nemokės, kad aš jums rekomendavau. Ir nieks man nemokamų sausainių neduos. Nieks neparems manęs, aš turėsiu sumokėti tos 6 eurus dabar kasdien, nes jau viskas užsikabinau. Dabar eis kasdien valgyti tos sausainius. O, žiūrėkit, Mino. Kažkam šiandien pasisekė laimėti milijoną. Aš turiu mergaitę, kuri kvepia braškėm. Nu, pavalgiau aš tų sausainių ir ant kiek gerą nuotaiką man pramušė. O kaip jau mano naujieji originalūs Miu akiniai už 6 eurus. Šiaip man patinka labai Balis,
nes čia yra daug labai originalių firmų, nepadielkų, už labai pigiai. Ta prasme, tu atrask originalius Miu Miu akinius už 6 eurus. Čia yra 100% originalas. Nu, ir labai gerom kainom. Nes, nu, aš tikrai nemanau, kad tie prekeiviai meluotų. Kai paklausė, ar originalas, sako, taip, originalas, čia labai gera kaina, kai jie čia labai gerai gauna. Dabar atėjau į masažą viso kūno. Kaip sakoma, po sausainio reikia save palepinti. Masažas buvo žiauriai geras. Už visą kūno masažą, valandos trukmės, žiauriai gero, sumokėjau 7 eurus. Bet šiaip išėjau dabar ir apsisprendžiu, ar aš labai atsigavus, ar labai ištiškus. Please don't say nothing left to lose. Tell my baby. Labas rytas. Šiandien pusryčiam bandysiu naują vietą, kurios pavadinimas yra Avocado Factory. Ir ten pagrinde viskas yra iš avokadų. Na va, aš esu po avokadų. Valgiau sumuštinį su 4 rūšių sūriais ir avokadų ir triufelių padažu. Tai buvo žiauriai skanu. Dar geriau naminę kambučią. Iš pusryčių šiandien sumokėjau irgi panašiai, kažkas apie 6-7 eurus. Taip, galbūt aš vėl valgiau sausainį. Bet šį kartą vieną, o ne 3. Nusipirkau naujus auskarus. Gražus. Gražus? Žinau, kad gražus. Taip pat atsiėmiau skalbinius savo. Ir dabar keliauju į vietą, kur žiūrėsiu saulėlydį. Gal kažką užvalgysiu. Ir žiūrėsiu filmą, nes tik tokia mačiau, kad yra vieta čionais, kur tokiam kaip beach club'e, restoranėlį rodo filmus antradieniais. Tai guess what? Sako, va dabar čia yra šita vieta, kur turėjo vykti filmas mano. Kad filmus jie daro kas 2 savaitę. Ir filmas buvo praeitą savaitę ir šią savaitę nebus. Wow, kaip man sekasi. Na va, pasižiūrėjau saulėlydį, saulė nusileis, nieks namo neįleis, tikiuosi. Ir aš dabar vaikštau po tą paplūdimį. Ir šiaip labai daug šunų čionai, nes šitą paplūdimį galima eiti šunim. Ir aš taip pagalvojau, o jeigu aš iš šūdą įlipsiu plekom kojom? Labai nefaina būtų. Bet sako, kad ten jeigu įlipi į šūdą, ten sėkmė, ne? Pinigai. Tai gal ir nebūtų tai blogai, jeigu įlipčiau. Jūs tik tiesiog iš manęs, nes aš pati iš savęs juokiuosi. Aš supratau, kad aš tiesiog negaliu nustoti valgyti šitų sausainių, dabar tiesiog sėdėjau ramiai savo hostelį. Tiesiog nieko neveikiau. Ir sekundę vieną pagalvojau, kaip aš norėčiau tų sausainių. O tie sausainiai yra 2 žingsniai nuo mano hostelio. Kaip netikėta, kad aš ir vėl čia. Kiek man reikia iki pilnos laimės? Aš pasiėmiau dabar 3 sausainius. 3 sausainius. Ir aš esu dabar tiesiog pati laimingiausia pasaulyje. Aš jau nemoku pasakyti, aš trykštu iš laimės. Aš negaliu nustoti šypsotis. Man tokia gera energija. Šitie sausainiai man suteikia tiek daug laimės.
Na ką, labas rytas, naujas rytas ir šiandien aš bandau vėl naują vietą pusryčiam. Jos pavadinimas yra Kind Community ir aš iš tikrųjų dabar einu ir pagalvojau, kad šitam vlogė viskas, ką aš darau, tai valgau pagrinde. Bet aš labai atsiprašau, aš tiesiog save labai myliu ir aš tiesiog labai mėgstu skaniai valgyti. Eidama link savo pusryčių vietos užmačiau tokį dalyką. Tai mes Baly neturim 7-Eleven, bet mes turim biškį kitokį dalyką. 7 Hungry. Šiaip tikėjausi, kad bus kažkas tokio kaip 7-Eleven, kad bus daugiau visokių maistų tenais, tokių greitai paruošiamų, bet ne, čia tiesiog parduotuvytę nusipirkau citrinų sulčių ir čia yra mano naujas atradimas, nes, vakar nusipirkau didesnį buteliuką tų sulčių ir žiauriai patiko, labai skanu buvo. Tai va, atėjau aš čia į tą vietą, sėdžiu dėja, bet lauke, bet čia yra vienintelė vieta, kurią laisvą radau, nes žiauriai daug žmonių. Nu tai ką, valgiau aš kažkokį energijos bliudelį. Tai ten buvo humusas, pupelės, kažkokie neaiškios rūšies grybai, tikėkimės, ne šungrybiai. Tada duonelė, tada kažkoks kaip pomidorų padažas, kaip salsa, kažkas tokio. Bet šiaip patiko, skanu buvo. Tik tiek, kad aš nežinau, ar aš čia kažkokia nedaėdėlė žuvėdra esu, ar tiesiog čia taip yra, kad Baly labai mažos yra porcijos. Ir aš kažkaip, pavalgau, bet, ne iki galo pavalgau. Tai va, tai dabar einu dasimušt pusryčiam. Sveiki visi. Mano vardas Ugnė ir aš esu sausainholikė. Taigi prieš 2 dienas paragavau sausainių ir galiu prisipažinti tik tai, kad esu jiem priklausoma ir negaliu sustoti. Valgau kiekvieną dieną, kartais, net 2 kartus į dieną. Ir žinau, kad tai yra nesveika, žinau, kad tai man sukelia priklausomybę. Ir žinau, kad nuo to gali būti pasekmių, bet aš esu laiminga ir nežadu atsisakyti. Myliu gyvenimą, o gyvenimas myli mane. Myliu sausainius, o sausainiai myli mane. Bet šiaip jau nebegerai darosi dėl to, kad aš čia 3 dieną ateinu, vakar buvau 2 kartus ir darbuotojai mane jau atpažįsta. Vienas vaikinas sako, o tu čia nebuvai vakar? Sakau, buvau. O sako, nebuvai už vakar? Sakau, buvau. Ir paskui išeinant sakau, tai visą gerą, sako, tai susimatysim dar šiandien tikriausiai. Dabar pakeliui prie jūros susukau Circle K. Tai pasiėmiau šitą kažkokį kinietišką šudeliuką. Visai nieko man jie, aš ne pirmą kartą valgau. Tai čia tas nori lapas su ryžiais ir kažkom vidui. Ir kinderiuką. Čia jau nebejokinga, bet man jokinga. Aš tokia laiminga šitą gerą, aš taip myliu šitos sausainius, yra pati geriausia mano dienos dalis. Switch to that one. It's a little bit more fast-paced. Labas rytas, šiandien ryte labai daug dalykų atsitiko ir aš dar nespėjau atsipūsti. Tai žodžiu, tik nuo ryto atsikėlus gavau pranešimą, kad atšaukė mano prašymą dėl bilietų, tai biški Baly ilgiau pasiliksiu, nes planavau biški trumpiau būti Baly, bet gavos taip, kad liks ilgiau. Tada
Man reikėjo įsičekautinti iš viešbučio, bet aš norėjau pasitęsti dar 2 naktis. Tai dabar man reikia susikrauti visus daiktus ir išeiti kitą kambarį, nes mano kambarys pilnai užbukintas. Ir dar trečias dalykas, kas atsitiko, tai man parašė iš akinių parduotuvės, kad padarė mano akinius. Tai dabar kurjeris man atveš akinius, nes prieš keletą dienų užsisakiau akinius, nes man reikia akinių, kad gerai matyčiau. Šiaip dabar šiuo momentu nešioju lęšius ir Lietuvoje akiniai yra labai brangu. O čia už akinius mokėjau ir stiklus ir viską 45 eurus. Taigi, o šiandien pusryčių vieta vadinasi I am vegan babe. Ir čianais yra veganiškas maistas, bet man parekomendavo daug žmonių, kad šita vieta yra labai faina ir čia yra labai skanu, tai nusprendžiau šiandien pabandyti. Tai vieta labai faina, tokia jauki, tokia miela. Taigi gavau savo akinius. Prasme, kaip keista, bet pažiūrėkit, kokia aš miela. Žiūrėk, keista matyti save su akiniais ir dar keisčiau yra matyti viską su akiniais, dėl to, kad vaizdas yra visiškai kitoks, negu esu pripratus matyti. Keista, bet patinka. Tai žodžiu, šiandien visą dieną bandysiu išbūti su akiniais, nors jau biški galvos svaigsta ir esu su akiniais kaip 15 minučių. O su lęšiais iš viso esu jau kokius 6 metus. Tai. So we're going to get cookies, yeah? Yes. Yay, cookies! Wow. Pro photographer. Okay, that's enough exercise. Yeah. Dabar atėjom į vietinį restoranėlį ir čia gali pasirinkti už stiklo, ką nori valgyti. Tai pasiėmiau vištienos, tofu padaže, ryžių, kiaušinių ir garuose virtų daržovių. Ir už visą šitą sumokėjau tik tai 2,30 €. Tai galėjau anksčiau šitą vietą atrasti, nes šiaip žiauriai pigu. Na ką, šiandien yra jau antra diena, kada aš esu su akiniais. Tai jau, sakyčiau, pripratau. Tik tai vėl prisiminiau tą minusą, kad kai esi su akiniais, negali nešioti, saulės akinių. Nebent akiniai turi tą klipsą. O šitie neturim. Tai biški nefaina, kai saulė šviečia ir negali užsidengti, nes akis spygina žiūri. Šiandien norėjau pamiegoti ilgiau, nes vakar neėjau labai vėlai miegoti. Bet negalėjau, nes nuo 9 ryto virš manęs vyko remontai ir visą rytą tiesiog tokie garsai buvo. Nepamiegojau, bet gal pietų mėgelę šiandien galėsiu pamiegoti. Tai žodžiu, dabar einu susirasti į temą ir tada bandyti vėl naują vietą pusryčiam. O šiandien keliauju į vietą, kurią parekomendavo draugė iš hostelio. Ir sako, ten labai pigu ir labai skanu. Tai dabar keliauju pasižiūrėti, patikrinti, ar ten tikrai taip pigu ir taip skanu. Tai pasiėmiau kažkokį dalyką, ką man rekomendavo pardavėjas. Mačios ir morkų veganišką keksiuką. Ir už viską sumokėjau 7,20 €. Nu ką, pavalgiau. Ir pavalgiau žiauriai skaniai ir žiauriai sočiai. Labai daug buvo. Ir šiaip aš nesu jokia veganė, vegetarė ar dar kažkokių specialių poreikių valgytoja. Bet veganiškas morkų keksiukas buvo žiauriai skanus. Labai patiko. Tai va, o dabar, kadangi aš ir mano hostelio draugės nusprendėm valgyti skirtingose vietose, tai dabar susitinkam po valgymo. Ir eidama link jų
Dabar pamačiau žiauriai fainą vietą, kur gali pasidaryti savo specializuotus kvepalus, tokius, kokius nori, su tokiom natom, kokios tau patinka, kaip koks mokslininkas pasidaryti kvepalus. Tai pasiūlysiu merginom ir manau, kad keliausim tenai pasidaryti savo kvepalų, nes žiauriai fainiai. O Jėzau Marija. Nuėjau dabar nusiimt gėlinių nagų. Galvojau, kad nuims visą tą gėlį su visais nagais, su visais tais pirštais. Žodžiu. Ne taip viskas vyko, kaip man yra įprasta. Dar kaip plius aš pati darau nagus, tai aš žinau, kaip turi būti. Jisai man pradėjo iš pradžių dildint su dilde. Galvoju, gerai, gera pradžia, dildinam su dilde. Tada jisai pradėjo man nagus plėšti. Tiesiog gėlį plėšti nuo nago. Ir man žiauriai skauda, ir aš sakau, man skauda. Jis sako, gerai, atsiprašau. Tada jisai pasiėmė frezą ir pradėjo dildint ant aukštų apsukų su angaliu, kuris net neskirtas tokiam dildinimui. Ir man tiesiog nagą pradėjo deginti. Aš sakau, man skauda. Ir tada jisai gerai galvoju, pabandysiu naują būdą. Tai po biškį nukarpinėjo gėlį. Nu žodžiu, kažkokia tragedija. Ir šitą nagų plėšimą, laužimą, karpimą, draskimą sumokėjau dar 15 eurų. Kaip Bali, tai čia labai brangu. Kadangi patyriau tokį sunkų širdžiai išgyvenimą, tai manau, žinot, ko nusipelniau. Thank you. Bėgu į kitą paplūdimio galą, nes su merginom susitarėm pasidaryti fotošiūtą. Ir jos man pasakė, kur jos yra. Ir aš biškį susimaišiau, nes esu kvaila višta. Ir nuėjau į tą pusę. Ir saulė jau nusileido. Bet dar gal bus galima kokių gražių nuotraukų pasidaryti. Bet praktiškai bėgu per paplūdimį. Nu, bet tikiuosi bent jau vieną gerą fotkę. Bet štai bent jau pažiūrėjau labai gražų saulėlydį. Tai beje, čia yra vienas didžiausių Čiangų paplūdimio klubų. Ten kažkas labai jau rimta vyks. Didelė siena pastatyta. Give me something. Remember cut, yeah? Yeah. Satu. Cut, no. So you give it the 100 the blau. Pribėgo prie manęs vaikiukas ir jisai man rodo kortas, tipo rinkis kortą. Išsirinku kortą, nu ir ten jis daro magiją, apipisinėja žmonės ir paskui prašo pinigų. O jo tėvai šone stovi ir žiūri, laukia, kada vaikas uždirbs pinigų. Nu, man tai negaila ten kelių tūkstančių tam vaikui, nes, nu, jiem reikia. Tai, bet šiaip įdomu buvo pažiūrėti. Ir labai mielas vaikas, tai negalėjau aš jam neduoti. Yeah, just if I had more time, just slowly show them our place. Labas rytas. Šiandien yra paskutinis rytas Čiangų mieste. Dabar reikia ruoštis, dėtis daiktus ir šiandien manęs laukia 2 valandų kelionė į visą kitą Balio pusę. Ačiū jums labai, kad žiūrit, ačiū jums labai, kad palaikot, ačiū labai, kad stebit ir sekat mano kelionę. Mes ką, susitiksim sekančiam. Iki.